Kas aprašys? Kalnėnų žemaitų senovės gėrės, kokie saniai, atsidanginiais į tau kraštą rada. Ir ten išdir 15 metų, senstelė pasilygo, susirašinė su žemaičių vyskupu Motiejum Malončium. Malončius sako, parvažiauk į Lietuvą, kiek ir tų kultūrinių darbų. Leisim knygas, šveisim žmonės, teiksim mokyklas. Daugans parvažiaun, apsisto vyskupijos kurijo, Lakštingalų naktis, taip ir Vilniau Kaune poezijos pavasaris. Čia atvažiavo inspekcija iš didžiųjų poetų, gal pavasarį buvo Latvis atvažiavęs. Kas aprašys? Kalnėnų žemaitų senovės gėrės, kokie saniai, atsidanginiais į tau kraštą rada, kurios be kokių tarpkrūmių veino leiknut jūrą niksuoja. Nesgi šios dainos girių teivų veito, angis gėrės trakšuoja, o tarp jų jo versnėtas kirbas burgėja, jo ežerą tyvuliava. Neįžengiami pušyną, eglyną, beržyną, aužaulyną. Nuo omžių suaugę niuksoja, į visi veinum veina gėrė. Vova. Upėms tik ta, į opales išvaguota. Esi tos patys upės į opalę, perkaršusias medės užvėrti, kurius pavasarį rudens tvana tevokė, jie kurių tenai smarkis reuta nestingi pakušinti, tai mirkdami vundinėje į pleiną paverti, jau apdėmėme smiltimis, nuo omžių žlupsuoja takmenis, kurių žila karšatį darapinę, alksni karklų šakos vydamies, pavundinės įsisvarstė, savas purganotas vainikas kviesti. Visos krašts veino giri niuksoja, į kurios tankmę ne vien gyvulys, bet ir žmogus negalėjai įeiti. Kaip galėjai keliauti? Upė. Kokiu būdu? Upė žeimo. 10. Taip. Kas čia kur kap, žiūriu, aplink Daukantą galvą, auruolis. Nu, susidėlėja, prieina arčiau, pasirodo. Per karą skeveldra kažkur pradaužė statulą, susimetė bitis, gyven, nešmedo ir Sokratas aplink Daukantą galvą. Šitą. Tikras tas roliukas. Primena vaikystę.